Labą dieną. Šiandien turim 166 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie Lietuvos nepriklausomybės kovas. Šį kartą pratęsime. Pirmiausiai apie Lenkijos ir bolševikinės Rusijos karą bei Lenkijos invaziją į Lietuvą. Taigi 1920 metais balandžio mėnesį Lenkija vykdė puolimą prieš Sovietų Rusiją. Pradžioje jai sekėsi. Lenkai užėmė Kijevą, bet jų užnugaris buvo silpnas. Todėl bolševikams pradėjus kontrpuolimą, frontas greitai ritosi į vakarus. Raudonoji armija užėmė Vilnių. Rusija Lietuvai perleido 1920 metų Liepos 12 dienos taikos sutartimi pripažintas teritorijas, bet planavo sumušę Lenkiją užimti ir Lietuvą. Lenkams bolševikus pavyko sustabdyti tik prie Varšuvos. Frontas pajudėjo atgal. Vejant Raudonąją armiją, Lenkų armijos kairysis sparnas priartėjo prie lietuvių teritorijos, kurią gynė apie 7000 Lietuvos karių. Prasidėjo susirėmimai. Siekiant nutraukti kovas, stebint Didžiosios Britanijos, JAV ir Prancūzijos atstovams, Suvalkuose prasidėjo derybos. Lenkijos ir Lietuvos derybininkai sutartį pasirašė 1920 metais spalio 7 dieną. Susitarta nutraukti karo veiksmus, gerbti sutartimi nustatytą demarkacinę liniją. Dar neišsiskirsčius derybininkams atėjo žinia, kad Vilniaus link žygiuoja generolo Želigovskio vadovaujama armija. Želigovskis veikė su Lenkijos valstybės viršininku Pilsudskio žinia ir pritarimu, bet buvo vaizduojama, kad generolas puola savarankiškai, neklausydamas vadovybės. Greitai didelė rytų Lietuvos dalis su Vilniumi atsidūrė Lenkų rankose. Šį puolimą sąjungininkai pasmerkė, bet nei jie, nei Lenkija nieko nedarė, kad sustabdytų kabutėse maištininkus. Tik 1920 metais lapkričio viduryje lietuviai perėjo į kontrapuolimą. Mūšyje prie Širvintų ir Giedraičių lietuviai pasiekė pergalę. Tautų sąjungos karinės kontrolės komisija pareikalavo sustabdyti kovas. Lietuviai su tuo turėjo sutikti, nes nebuvo pajėgūs kovoti su Lenkija, stovėjusia už Želigovskio. Želigovskis, užėmęs rytų Lietuvą,
paskelbė, kad įkuria naują valstybę, tai yra Vidurio Lietuvą. Pilsudskis tikėjosi, kad lietuviai bus priversti derėtis su Želigovskiu ir pasiduoti Lenkijos valiai. Lietuvai atsisakius derėtis, kabutėse Vidurio Lietuva 1922 metais buvo įtraukta į Lenkijos sudėtį. 1920 metais rudens mūšiais su Želigovskio armija baigėsi nepriklausomybės kovos. Kovose su bolševikais, bermontininkais, lenkais Lietuvos kariai apgynė savo valstybės nepriklausomybę. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie Lenkijos ir bolševikinės Rusijos karą bei Lenkijos invaziją į Lietuvą. Su kokiais priešais teko vėl kovoti Lietuvos kariuomeniai 1920 metais. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.